Vienas, du, trys filmavimas pradedamas. Labas rytas, Lietuva. Su jumis, kaip ir kiekvieną rytą, turime gražuolių šunį vardu Džesė. Pasisveikink visiems, perduok linkėjimus savo giminaičiams, tautiečiams, žmonėms, kurie gyvena Afrikoje, tavo juodosios spalvos atstovams, ar tu šokoladinė, tai turbūt ispanams. Ir ką, mes pradedam rytą, daug nešnekėsim, kad neprisišnekėti, nes tai yra mūsų pirmieji žodžiai, kuriuos mes ištarėme šiandien. Ir pamatysite viską nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Ir tai turi kartotis kiekvieną mielą dieną. O gal šeštadienį ir sekmadienį padarysime išeiginę, o gal ir nepadarysime. Nes juk mes tam ir čia ir susirinkom. Filmuoti, būti, džiuginti ir skleisti didžiulę meilę ir gėrį. Visiems labai gražios dienos, nors iš tikrųjų aš negaliu šitai. Aš turiu permastyti, ką aš turiu sakyti, nes jūs galite žiūrėti bet kokią dieną ir bet kokią valandą ir bet kada, nu tai kokia čia, žinai. Kaip viena blogerė sakydavo, labas rytas. Labas, good morning internet. Nu gal, bet dabar galvoju, gal. Kažkaip seniau pykdavau, sakydavau, kaip tu galėdavai sakyti, labas rytas internetas. Sveiki žmonės. Gal taip reikia sakyti. Sveiki žmonės. Labas visiems. Labas visiems. Nu ką, mes važiuojam toliau. Neeilinė situacija. Turime žmogų, kuris yra stadione ir dabar yra 7:30 ryto. Jis tikriausiai bandys pagerinti savo asmeninį ir pasaulio rekordą, apibėgti 3 arba netgi jeigu jam ir pavyks 4 ratus aplink šį nuostabų, gražiai nupjautą stadioną. Tai visi galite stebėti, kaip netrukus bandysime tai padaryti ir ar nepradėsime spjaudytis krauju, o visgi gal ir pavyks pagerinti patį rekordą. Laukite tęsinio. Mankštai aš renkuosi turniką, kitaip tariant, po 1000 vieną ranką aš jau nebeskaičiuoju. Na, žodžiu, kol išmuša prakaitas, bet kartais tiesiog atsibosta. Ok, pirmas ratas. Tikrai jaučiuosi visai gerai, širdis dar dirba, kojos neatsirašo, nesivelka, viskas yra kaip ir gerai. Pažiūrėsim, kaip seksis po likusio pusę rato, kaip sakyti, po sekančio rato. Nu juk matos, kad šiek tiek suprakaitavęs, teisa ar tiesa? Buvau stadione pasivaikščioti, pabėgiojom. Gerai, varom toliau prie darbų. Po sporto reikia parūkyti cigarą. Ir užsigerti alumi. Dabar atsisėdau prie kompo ir reikia sudėlioti klausimyną klasės susitikimui, kurį reikės pravesti, sudėlioti žaidimus, pradžią, pabaigą, įvairius šokius, visą programą, žodžiu. Tai ir dar pabandysiu paieškoti stabilizatoriaus. Galvoju, gal vis dėlto esu vertas, užsidirbau, reikia stabilizatorių nusipirkti, bus patogiau. Manau, jeigu nusipirksiu, jūs pamatysit, ar pagerėjo kas nors ar ne. Na, žodžiu, važiuojam toliau. Galvoju apie tokio aparačiuko įsigijimą. Jisai tikrai turi 3 funkcijas ir stabilizuoja vaizdą, yra kaip lazda ir tikrai turi daug įvairių funkcijų. Tai pagerins turbūt kokybę filmavimo, manęs tai nepagerins, bet kokybę turėtų pagerinti. Žiūrėsim, gal pasiimsiu. Mini pertraukėlė.
prie jūros. Nu kiek čia? Valandą laiko nuo darbų atsitraukti. Šiandien jau daug darbų padariau. Ryte ką mes pasportavom, pavalgiam, patys matėt. Klasės susitikimo programą jau 80 kažkur 70% pasidariau. Pakalbėjau su užsakovais dėl reklamos, kurią galiu pats nufilmuoti, pats pareklamuoti. Tai jau man tikrai atrodo produktyvi diena, tai dar turim dabar 3:30, tai sakykime už pusvalandžio namuose ir dar sufilmuosiu kokį vieną reelsą su perukais. Eina, mums reikia šakalių. Patraukit, chebra. Šiandien tiek iš manęs, atvedžiau ką tik savo radijo stotį Kušmą ir jau ruošiuosi eiti miegoti, tai susimatom rytoj. Spauskit follow, subscribe ir nepagailėkit laikų.